Grįžtame į Klaipėdą, kur tiesiog siautėja LKL žvaigždžių dienos šventės renginiai ir reginiai. Matome, ką su kamuoliu gali išdarinėti Dankins. Slovėnų trupės nariai ir tai yra vienas iš malonumų žiūrovams. Šiandien malonumų, kuriuos dovanoja ne tik LKL krepšininkai. Priminsiu, kad vienas konkursas šiandien jau baigėsi ir to konkurso nugalėtojų tapo Utenos Juventus komandos gynėjas Žygimantas Šeštokas. Jis sugebėjo laimėti snaiperio konkursą, surinkęs 24 iš 30 galimų taškų konkurso finale. Netrukus aikštėje pasirodys tie, kurie džiugins krepšiniu, tai yra ne specialiosiomis savybėmis, tarkime, nesugebėjimu pataikyti iš toli ar nesugebėjimu gražiai efektingai įdėti kamuolį į krepšį, tačiau tie, kurie dalyvaus žvaigždžių rungtynėse, žais žiūrovai, kaip tradiciškai žiūrovai rinko starto penketus ir tuose starto penketuose irgi, sakyčiau, tradiciškai tik Lietuvos Ryto ir Kauno Žalgirio krepšininkai, po 3 žalgiriečius ir po 2 Vilniaus komandos žaidėjus. Abiejose komandose ir lietuvių, ir Time Team. Suprantama, kad savo atstovų komandose turės ir visi kiti LKL klubai, ir suprantama, kad visiems krepšininkams, kurie yra registruoti, bus suteikta galimybė pasirodyti aikštėje bei pakovoti dėl pergalės. Dankins baigia pasirodymą ir netrukus pamatysime aikštėje krepšininkus vėl. Pradžioje, aišku, Jono Radzevičius. Dar pamatysime ir Dankins. Jūsų aplodismentai Paršiukui Čiukui iš užsienio. Kas esate šalia jo, perduokit, kad Skirmantas matosi. Taip, ponios ir ponai, o dabar, beje, gal kas nors norite išbandyti? Kažkas sako, dar tiek neišgėriau. Taip, ponios ir ponai, o dabar tas ilgai lauktas reginys, kada tarpusavyje susikaus lietuviai prieš legionierius. Mes lietuviai turėtume nosį užžiesti į viršų. Iš 9 kartų mes laimėjome 7 akistatas. Pralaimėjome tik vieną, 2005 metais, tada laimėjo legionieriai. 2007 buvo pasiektos lygiosios. Kas laimėjo šį kartą? Visgi turiu jūsų paklausti, kas už legionierius? – 42 žmonės. Kas už lietuvių pajėgas? Oh, yeah. Ponios ir ponai, pats laikas pristatyti komandas. Pasitikite, Time Team legionierių komanda. Time Team šiandien sudaryta iš įvairių šalių atstovų. Amerikiečių, serbokratų yra ir Latvijos. Lietuviai, aišku, yra lietuviai. Ir tie 12 krepšininkų, kurie atstovavo, atvyko čia atstovauti Time Team komandai. Mes matome krepšininkus, kurie nebuvo išrinkti į starto penketą. Tai yra Palangos vidurio puolėjas Deinas Johnsonas, Arturas Bruninis iš Klaipėdos Neptūno, Mario Delašas iš Kauno Baltų, Trevoras
Evanas Hjūzas iš Pasvalio pieno žvaigždžių, Cameronas Longas iš Šiaulių, jo komandos draugas Rašonas Braudusas ir Vilniaus Lietuvos Ryto gynėjas Aleksandras Rašičius. Šiandien jau parodė save ir parodė visai neprastai. Priminsiu, kad snaiperio konkurse Rašičius nukeliavo iki finalo ir tik ten pralaimėjo Žygimantui Šeštokui. O starto penketas bus pristatytas netrukus, kaip ir sakiau, 3 Žalgirio žaidėjai, 2 Lietuvos Rytai, 2 Lietuvos Ryto, tai yra gynėjai. Tai Rysas Raisas, Lietuvos Rytas, Marko Popovičius, Žalgiris. Puolėjai Lorenzas Robertsas, Lietuvos Rytas, Sonny Williamsas, Žalgiris ir vidurio puolėjas Milovanas Rakovičius, irgi iš Žalgirio. Žalgirio treneris Aleksandras Trifunovičius vadovaus komandai. Treneris, kuris, ko gero, bent jau savo starto penketą pažįsta ypač gerai, yra treniravęs. Dabar treniruoja Kauno Žalgirį, yra treniravęs ir Lietuvos Ryto komandą. Na, kito vertus, dar tada, kai ten nebuvo nei Ryso Raiso, nei Lorenzo Robertso. Legionierių komandai vadovaus treneriai. Jūsų aplaudismentai Aleksandr Trifunovič, Kauno Žalgiris. Aleksandras Trifunovičius, jį jau minėjau. Trifunovičiaus asistentas šiandien Robertas Štelmacheris iš Pasvalio pieno žvaigždžių. Aplaudismentai trenerių štabui audringesni ir garsesni. Netrukus pristatysime lietuvių komandą, bet aš matau, kad vienas žmogus viską filmuoja ir fotografuoja, tai dabar sukelkite didelės ovacijas su kamera. Parodykit, kas yra Klaipėda. Let's go! Rašonas Braudusas štai taip stengiasi telefonu įamžinti tai, kas vyksta čia. Šypsena jo veide. Netrukus lietuvių komandos pristatymas. Ir pradėkime vėlgi nuo tų, kurie startuos ant suolo. Nuo tų krepšininkų, kurie į starto penketą nepateko, tai yra Evaldas Baniulis, Vilniaus Sakalai, Martynas Mažeika, Klaipėdos Neptūnas ir aišku, jam čia bus sukurta turbūt ypač smagi atmosfera, nes tai be abejo rungtyniaus namuose. Darius Pakamanis, Utenos Juventus, Laimonas Kisielius, Kėdainiai Trio Bet, Valdas Vasilius Šiauliai ir Robertas Jeftokas Kauno Žalgiris. Visi jie netrukus pasirodys aikštėje, o tada keliausime prie starto penketo. Robertas Jeftokas. 11 krepšininkų vietoj 12 šiandien turės lietuviai, bet gali to užtekti, aišku, juolab, kad tradicija yra tokia, dažniausiai beveik visada štai tokias rungtynes laimi būtent lietuviai. 7 pergalės per 9 rungtynes, sykį laimėjo Time Team, sykį rungtynės baigėsi lygiosiomis, o starto penketas irgi. Vis tie patys Žalgirio ir Lietuvos Ryto krepšininkai, Mantas Kalnietis, Žalgiris, Renaldas Seibutis, Lietuvos Rytas, gynėjai, puolėjai, Mindaugas Kuzminskas ir Paulius Jankūnas, abu iš Žalgirio, ir vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas, Lietuvos Rytas. Dar vienas Lietuvos Ryto atstovas šioje komandoje, Antanas Sireika iš Šiaulių. Yra komandos treneris, jo asistentas šiandien Virginijus Šeškus iš Prienų Rūdupio.
Kadangi abu didžiuosius Lietuvos krepšinio lygos klubus treniruoja užsieniečiai, Aleksandro Džikičiaus šiandien čia nėra. Jonas Valančiūnas kartu su Gintaru Kadžiuliu čia. Netikėtas papildymas paskutinę akimirką, galbūt ir taip. Komandos treneriai Antanas Sireika, Šiauliai. Ir Virginijus Šeškus, Prienų Rūdvilis. Netrukus prasidės akistata tarp legionierių ir lietuvių, o dabar laikas labai maloniai akimirkai. Už svarų indėlį, vystant Lietuvos krepšinį. Lietuvos krepšinio lyga garbės ženklų apdovanoja ilgametį jūsų mylimą Klaipėdos Neptūno trenerį ir Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos direktorių Stasį Kaupį. Apdovanojimą įteikia LKL prezidentas Šarūnas Kliokys. Gerai, gerbiami žiūrovai, komandos apšilimą pradeda, o mes taip pat apšilkime tik tai šokio ritme. Galima garso. Su visa meilė ir pagarba jums. Grįžtame į Klaipėdą, kur LKL žvaigždžių diena. Ką tik baigėsi konkursas, po kurio paaiškės, kas į šokio Euroviziją važiuos nuo Lietuvos, ne visai taip, iš tikrųjų. Tai buvo tiesiog konkursas žiūrovams ir atkrintamosiose varžybose nugalėjo štai šis vaikinas, būtent jam bus įteiktas prizas. Klaipėdos universiteto šokėjas iš Leader Dance kolektyvo padėjo šokėjams atskleisti save. Čia klaipėdietis, beje, universiteto šokėjos turėjo kvietimą šį savaitgalį vykti į Graikiją, į analogišką šventę Graikijos lygoje, tačiau pasirinko tėvynę, pasirinko tai, kas artimiausia ir liko čia, liko savame mieste džiuginti savų žiūrovų, kas irgi turbūt yra pagirtina. Netrukus starto penketus pamatysime aikštėje. Reglamentas, rungtynių reglamentas šiandien. Ne 4 kėliniai po 10 rungtynių, šiek tiek trumpiau. Krepšininkai rungtyniaus, 4 kėliniai po 8 minutės, tačiau esu įsitikinęs, kad taškų bus pelnyta tikrai ne mažiau negu per vidutinės statistinės, sakykime taip, LKL čempionato rungtynės. Gynybos čia bus mažiau, bus daugiau grožio, bus daugiau efektingų epizodų. To čia ir susirinko krepšininkai. To čia susirinkome ir mes. Tai yra, esame čia tam, kad pamatytume, ką geriausiai lygos krepšininkai gali mums parodyti, kuo gali nustebinti. Dar kartą priminsiu starto penketus. Time Team komanda, tai yra Marko Popovičius, Žalgiris, tai Rysas Raisas, Lietuvos Rytas, Milovanas Rakovičius, Žalgiris, Lorenzas Robertsas, Lietuvos Rytas, Sonny Wimsas, Žalgiris ir komandos treneris Aleksandras Trifunovičius. Lietuvių komandos starto penketas yra šiandien yra toks: Mantas Kalnietis, Žalgiris, Renaldas Seibutis, Lietuvos Rytas, Mindaugas Kuzminskas, Paulius Jankūnas, abu Žalgiris ir Jonas Valančiūnas, Lietuvos Rytas, treneris Antanas Sireika. Aikštėje, apie tai jau irgi kalbėjome, tik abiejų stipriausių lygos klubų žaidėjai, tai yra tie krepšininkai, kurie populiariausi šalyje, tie, kuriems sirgaliai savo plebiscite atidavė daugiausiai balsų. Sonny Wimsas, beje, tų balsų surinko daugiausia, per 11 000 ir vos porą šimtų balsų jam pritrūko, kad pagerintų
pernykštį Jono Valančiūno rekordą pagal surinktus balsus. Teisėjai jau yra pasirengę sodinti ant suolo tuos, kurie į starto penketus nepatenka ir palikti tik tuos, kurie aikštėje pradės šią dvikovą. Kaip ir praėjusiais metais, efektingiausias rungtynių krepšininkas bus renkamas, ne naudingiausias, nes suprantama, nauda čia yra ne prioritetas, tarkime taip. Praėjusiais metais efektingiausias buvo Jonas Valančiūnas. Žaidėjas, kuris moka ir efektingai įdėti ir moka gražiai pasirodyti prieš publiką. Tai matėme pernai, reikia manyti, pamatysime ir šiemet. Na, kita vertus, tų, kurie gali sužaisti gražiai, tų, kurie gali sužaisti efektingai, aikštėje šiandien bus daug. Ir lietuvių komandoje, ir toje barikadų pusėje, kuriai atstovaus legionieriai, tai yra Time Team komandoje. Tai Rysas Raisas štai taip paleidžia kamuolį nuo aikštės vidurio, suteikdamas šiam galimybę atsimušti į grindis ir kamuolys krenta į krepšį. Pirmasis efektingas epizodas, galbūt galėtume sakyti taip, netgi rungtynėms neprasidėjus. Šypsenomis, aišku, pražįsta tą progą. Ir Time Team komandos žaidėjų, ir netgi triukai vertinusių teisėjų veidai. Teisėjams šiandien darbo labai daug būti neturėtų, šiandien turėtų būti gana lengva ir gana linksma. Mėlyną aprangą vilki Time Team krepšininkai, lietuviai šiandien balti. Na, su simbolinės spalvos derinio numeriais. Geltona, žalia, raudona, visiems aišku, ką tai reiškia ir kodėl būtent toks variantas pasirinktas. Starto penketai jau aikštėje, netrukus prasidės šios rungtynės. Efektingiausius sužinosime rungtynių pabaigoje, kol kas matome populiariausius. Tai yra tuos, kurie labiausiai patinka ir gali. Rakovičius ir Jonas Valančiūnas, abu vidurio puolėjai šoks dėl ginčo kamuolio. Jonas Valančiūnas net nešoka, tiesiog imituoja, na tiesiog parodo gestą, kuris reiškia, kad jeigu būčiau norėjęs, būčiau nutraukęs varžovo kelnaitės. Turėtų televizija dėti atitinkamą ženkliuką, aišku, tokiu atveju. Sonio Imzas pelno pirmuosius taškus. Pirmasis jo tritaškis ir iš karto antrasis. Tas pats Imzas perima kamuolį ir Marko Popovičius dar kartą siunčia kamuolį į lietuvių krepšį iš toli. Įrodo, kad moka mesti tritaškius Žalgirio legionieriai. Ta patį parodo ir Renaldas Seibutis. Laisvas ir jis bet kada pataikys. Nors ir nedalyvavo snaiperių konkurse. Pirmasis netaiklus metimas šiandien prameta Lorenzas Robertsas. Mantas Kalnietis. Įdėti moka, tai mes puikiai žinome ir tarkime, jeigu spėtume, kad laimės lietuviai, na, Kalnietis kartu su Valančiūnu, ko gero yra vienas iš realių pretendentų į efektingiausio titulą, galbūt kaip ir tas pats Mindaugas Kuzminskas. Lietuviai smaginasi vienaip, Time Team kitaip. Lietuviai leido paįžaidinėti kamuolį Jonui Valančiūnui. Šis irgi
primena apie save. Parodydamas, kad gali įkalti iš viršaus. O legionieriai prieš tai surengė puikią ataką, iš tikrųjų puikią ataką, kurią dėjimu vadinamoju uliupu baigė Milovanas Rakovičius. Sonny Weemsas pataiko antrąjį savo tritaškį per lengvą. Tikrose rimtose rungtynėse turinčiose turnyrinę reikšmę tai padaryti būtų kur kas sudėtingiau. Štai taip. Legionieriai irgi moka panašius dalykus. Sonny Weemsas deda į krepšį po Tayriso Raiso perdavimo. Weemsas kol kas rezultatyviausias rungtynių žaidėjas su 8 taškais. Rakovičius. Ir nepataiko Lorenzas Robertsas. Gražu. Labai gražu kol kas. Mantas Kalnietis dalyja tiesiog saldainius komandos draugams ir tokius saldainius, kurie yra ne tik gražus, ne tik efektingi, tačiau ir sudėtingi. Minutės pertraukėlė pirmoji šiose rungtynėse. Grįžtame į Klaipėdą, kur LKL žvaigždžių rungtynėse rungtyniauja lietuviai ir legionieriai. Tradiciškai pavadinti Time Team komanda. 18-16 sužaidus pusę pirmojo kėlinio ir daug gražių dalykų šiandien matėme. Jonas Valančiūnas moka ir taip pasirodo, jeigu reikėtų, galbūt galėtų. Aišku, funkcijos kitokios, o uliupų jau matėme ne vieną ir dar matysime puikus Manto Kalniečio perdavimas. Rezultatyvus perdavimai 3 Manto Kalniečio ir visi stipriai įsimenantis, tarkime taip, kad ir tas nuo grindų, po kurio įdėjo Mindaugas Kuzminskas, ar nuo lentos, ten netgi nerezultatyvus perdavimas, tačiau buvo ir toks epizodas, kai Mantas Kalnietis metė kamuolį į lentą tam, kad galėtų įdėti. Taip, kad galėtų įdėti. Jonas Valančiūnas. Gražu, dar kartą gražu ir dar kartą Mindaugas Kuzminskas. Kalnietis tiesiog siautėja, jeigu jau dabar reikėtų svarstyti apie tai, kas yra efektingiausias. Kad ir kaip gražu būtų visą tai, ką mes čia šiandien matome. Pirma šiame parade vis dėlto yra Kalnietis. Pelnė kol kas tik 2 taškus, tačiau pademonstravo tokių krepšinio triukų, po kurių lieka tik nulenkti galvą ir pripažinti, kad puikia fantazija ir puikia kamulio, ne tik puikia kamulio valdymo technika, tačiau ir puikia vaizduotė pasižymi Kauno Žalgirio pagrindinis įžaidėjas. 2 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Keitimas Time Team komandoje. Aikštėje pasirodo Deinas Johnsonas. O po štai šio metimo, vėlgi po ilgesnės pertraukos, į priekį išsiveržė Time Team. Jonas Valančiūnas tokiomis progomis nesinaudoja. Šiuose rungtynėse matyt nuostata tokia būtų žema. Padaryti kažką tokio, kas yra pernelyg lengva. Į savo į krepšį Valančiūnas neįmeta. Bando pretenduoti į žaidėjo vietą Lietuvos Ryto komandoje, aišku ne. Tačiau smaginasi iš širdies. Lietuvos Ryto žaidėjas, štai taip. Ir Mantui Kalniečiui suteikiama proga. Galbūt tai nebuvo perdavimas, galbūt ekspromtas pavyko Jonui Valančiūnui netaikliai metus į krepšį, tačiau ekspromtas gražus. Taip pat ir Deinas Johnsonas atsako 2 taškais. Gintaras Kadžiulis pasirodo aikštėje vietoj Renaldo Seibučio. Paskutinė pirmojo kėlinio minutė prasidės netrukus. Mindaugas Kuzminskas su 11 taškų yra rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Ronaldas Vasilius pelno 2 taškus. Šiaulių komandos žaidėjas, tačiau
Klaipėdoje irgi, aišku, galbūt ne šioje arenoje, tačiau Klaipėdoje vargu ar jaučiasi svetimas. Ne vieną sezoną praleido Neptūne. Na, dar kartą grįžtu prie to laikais, kai šios arenos nebuvo, o Mantas Kalnietis gavęs štai tokį koridorių, kala kamuolį iš viršaus be jokio gailesčio. 33-30. Lietuvių naudai. Dar kartą Kalnietis, dar vienas efektingas perdavimas Mindaugui Kuzminskui ir pirmoji pražanga šiandien. 4 pražangų limitai, aišku, nei viename kėlinyje neturėtų būti išnaudoti. Deinas Johnsonas griebia už rankos Mindaugui Kuzminskui. Šis turi galimybę pelnyti 12 ir 13 savo taškus. Jeigu pelnys, tai 12 geriausių atveju. Jonas Valančiūnas tuo tarpu bando atrišti batus greta stovintiems varžovams, kol šie rūpinasi savo avalinę. Mindaugas Kuzminskas baudą meta į lentą ir pats kartoja kamuolį į krepšį. Vieną galimą tašką paversdamas 2. Rašičius neprisimėtė dar iš toli per snaiperio konkursą. Meta ir pataiko Jonas Valančiūnas Gintarui Kadžiuliui. Užsižaidė Kadžiulis su kamuoliu, nežvilgtelėjo į švieslentę. Laikas baigėsi 34-30 po pirmojo kėlinio. Netrukus su jumis bus Violeta ir Vilius Tarasovai bei Klaipėdos universiteto Leader Dance šokėjas.